Sveiki, šiandien Panevėžio futbolo akademijos stadione susitinka Pakruojo Kruoja ir Vilniaus Žalgiris. Ir štai čia perdavimas į kraštą, pavojinga situacija. Andras Švurliuga į baudos aikštelę, čia žaidžia galvą. Dabar Mantas Kuklys, o po to Pavelas Kamolovas. O dabar perdavimas į baudos aikštelę, Kamilio Bilinskio smūgis. Leliugas perdavimas čia Pavelui Kamolovui krašte. Kamolovas šalia baudos aikštelės, apsigino vėlgi Kruoja. Švurliuga į baudos aikštelę, smūgis galva ir nepataiko Kamilis Bilinskis. Jankauskas. Ir perimo kamuolį Ričardas Beniušis, smūgis. Ar kamuolys bus vartose? Ne. Štai tokia dovana dabar iš Žalgirio gynėjų. Tokias pavojingas progas, 1-0 ko gero Kruoja pirmauja. Pavojingiausi buvo perdavimai Kamiliui Bilinskio, štai čia smūgis ir gelbėja savo komandą Maris Eltermanis. Jakubas Vilkas. Dabar į baudos aikštelę ir smūgis į skersinį pataiko Algis Jankauskas. Į baudos aikštelę dabar link Jakubo Vilko smūgis. Smūgis iš toliai. Smūgis galva ir pabando Algis Jankauskas. Radavičiaus perdavimas į baudos aikštelę. Ir Kamilis Bilinskis palieka dabar savo baudos aikštelę, kai komanda atakuoja. Vedranas Gercas perdavimas Artūrui Žulpai. Negalima sakyti, kad Kruoja mums yra neparanki, tai tiesiog gera komanda. Jakubas Vilkas ir dar vienas bandymas smūgiuoti, Vedranas Gercas nepataiko. Kamilis Bilinskis smūgiuoja vartus ir apsigina vėl Kruoja. Arlauskis meta kamuolį ir tai yra viskas. Lygiosios ir dar vienas atrodo Pakruojo komandos džiaugsmo šokis.